Tai ką tenais kontroliuoti. Jo, aš turėčiau tuoj pamatyti, kad jau eina laivas ir man turėtų leisti. Nu va, matau, kad jau rodo. Tik tai matau, kad ekranas kol kas va dabar atsirado dar pas mus. Tai kol kas rodo tik tai vieną tą, kuris kalba ekrane. Tai Taip ir turėtų rodyti. Tik vieną, kuris kalba ekrane rodo? Taip, bet tai manau ne problema. Aš padarau, kad rodytų kitaip. Tuoj padarom. Pažiūrėk, kaip dabar rodys. Aha, dabar kol kas atsilieka, tai pamatysim tuoj. Labas, Rūta. Aš nežinau, ar tu tėti, dabar viskas gerai, mus tu rodo, tai viskas galim tada oficialiai pasisveikinti, tai sveiki visi. Sveiki visi, kas žiūrit ir kas žiūrėsit. Taip, ir šiandienos tema mes kalbėsim būtent apie santykius ir apie ženklus rodančius, kad santykiai galbūt jau nebeturi ateities. Tai gal ir pradedam iš karto. Tokia labai niūri, liūdna, kai kam tema, ar ne, o kai kam tiesiog gyvenimas. O kai kam labai galbūt daug padės sutaupyti laiko, energijos ir pinigų ir viso kito. Gali būti. O galbūt kitiem kaip tik sukūrus tokią emociją arba būseną, kurioje nuspręs žmonės imtis veiksmų ir daryti kažką, kad išsaugoti santykius, galbūt atras, dėl ko jie dar verti kažkokio tai šansų. Tikrai taip. Juk vis tiek žmonės įsimyli vienas kitą, kuria šeimas, kartais netgi ateina ir kuria, sprendžia, daro dalykus, kuriais viliasi, tikisi kažkokios tai svajonės, santykė, o gyvenimas, kaip visada, įvyksta toks, koks įvyksta, ir situacija keičiasi. Ir kažkurio momentu santykiai tampa kašmariški, sunkus, įtempti, jaučiama įtampa, nesusikalbėjimas, kiti dalykai. Ir vis dar mes tikimės kažko. Labai dažnai ką padarom, pradedam aiškinti, auklėti vieni kitus. Ir tas auklėjimas nuolatinis ir nenustojamas. Atrodo, kad jeigu mes pasakysim, kaip turi būti, arba kaip mes matom, kad yra protingai, tai kitas būtinai pakeis savo nuomonę. Tai neįvyksta. Arba įvyksta labai retai, kad kitas pakeistų. Gal pradžioje dar kažkiek keičiasi žmogus, o vieną dieną pervargsta, išgesta, nulūžta, nusivilia. Ir jau mūsų tie visi vienas kito auklėjimai nepadeda. Tai kada suprasti, kada atėjo tas momentas, kad visos pastangos, netgi specialistų ir su kitų, tai yra tik tai beviltiškas laiko švaistymas ir laikas galbūt keisti situaciją. Tai įdomu sužinot, kokie tie ženklai. Kokie ženklai kieno? Kad įsiskyrimas vienintelė tikroji išeitis iš situacijų. Taip, kaip ir mūsų temų ir buvo parašyta, kad kada jau žinoti, kad nebeverta saugotų santykių. Arba galų gale, kad neverta prisisvajoti ir galvoti, turėti lūkesčių, kad kažkas pasikeis. Jo labiau, kad jeigu mes dedam tas pačias pastangas ir patys savo elgesyje nieko nekeičiam. Ne? Tai priimkim ir apkalbėkim tokias, sakykime, keletą tokių sąlygų, kurios jau parodo, kad santykiai tapo beviltiški. Ir arba reikia susimastyti ir imtis veiksmų, ir ko gero abiem, arba iš tikrųjų, kaip sako, išsiskirstyti ir išeiti į priešingas pusės. Tai pirma iš tokių sąlygų, kurią mes šiandien aptariam, tebūnie bus neteisingas partnerio pozicijos supratimas. Ką aš turiu omenyje, tai kai du žmonės kartu pradeda gyventi, jie viliasi, kad vienas ir kitas atitiks kažkokią tai rolę. Ir tarkim,
nu paimkim kurį, vyrą ar moterį, paimkim moterį. Moteris greitai įsijaučia į žmonos rolę, o vyras vis dar tas, sakykime, laukinis pernas, mačo, kur dar jisai nori pasidžiaugti savo jaunystę, savo gyvenimo, dar atsitūsinti iki galo ir jis dar vis ne šeimoje, o žmona jau atlieka savo rolę pakankamai sąžiningai, ar ne? Tai mes labai dažnai nepastebim, nesuvokiam, kokioje rolėje vienas ar kitas yra iš vienos ir iš kitos pusės. O įsivaizduok dar sudėtingesnė situacija, audronė, kada mama, žmona tampa mama, o vyras dar tūsinasi. Ir jis dar tikrai, arba gerai, vyras jau tas namuos jaunikis, tas meilužis, tas, kuris su žmona nori kaip tas neišskiriamas papūgiukas, tupėti ant vienos šakos susikabinus ir nematyti viso kito pasaulio aplinkui, o mamai jau reikia rūpytis kūdikiu, reikia maitinti, reikia ten perirenginėti, reikia vystyti, guldyti, miegoti, o jis turi savo reikalavimų, atlik mano pareigas, kuris turi atlikti žmona, jauna, vyrui. Ir tas nesupratimas rolės, į kurią jau papuolė mama, žmona mama, iš vyro pusės, jau kelia tas tarpusavį susipriešinimą, ar ne? Ir nesuvokimas tos rolės, kurioje tu pats randiesi rolėje. Bet aš dabar mes paėmėm iš moteriškos pusės, lygiai taip gali būti ir atvirkščiai. Aš norėjau paklausti, kaip jeigu atvirkščiai? Vyras įsijaučia iš karto į ten, sakykime, šeimos galva, šeimos ramstis, pinigai, darbas, aš rūpinuosi visai, stengiuosi dėl gerovės ir visko. O aš dar nežinau kaip čia pavadinti, ar ne, namų savo vyro geišą dar, aš tai tokia, kuri tik malonumui gyvenu, čia tik darau, kad tau būtų smagu, bet neprisiimu savo jokių tokių atsakomybių arba kokių nors į save neprisiimu visai jokių tokių reikalų šeimininių, nes tu čia visko rūpiniesi. Jis jau vyras, o dar ta mergina, kuris su savo alebernu gyvenu po vienu stogu. Dvi skirtingos rolės, du skirtingi požiūriai, du skirtingi įsitikinimai, du skirtingi elgesiai. Ir vieną dieną atsiras vienas kitam kažkokiu tai priekaištų. Ir kai vienas kitam turi kažkokių priekaištų ir reikalauja dėmesio savo, labai svarbu suvokti, tai čia iš kurios rolės aš dabar reikalauju ir kurioje rolėje yra mano vyras ar žmona tuo metu, kai neįgyvendina mano tų reikalavimų, nerealizuoja mano tų lūkesčių, kuriuos aš turiu. Iš kokios rolės aš prašau, arba iš kokios rolės į mane kreipiasi kitas žmogus. Tai pirma sąlyga, kuri rodo, kad kažkas jau trūkinėja, ne pirma, čia, sakykime taip, neturi tos sąlygos pirma, antra ar trečia. Tiesiog viena iš sąlygos, sakykime taip, tai yra netinkamas partnerio pozicijos supratimas. Ir kada mes tą turim, mes turim paperdėtus arba netokius lūkesčius, mes reikalavom netokio dėmesio iš jo, kokį jis gali duoti toje rolėje būdamas. O ar mes galim pakeisti? Tikriausiai ne, mes tai galim suprasti, kodėl jisai tokioje rolėje randasi, ar ne, ir bandyti sąveikauti su jo tą rolę, bandant, arba patiems prisiderinti prie tos rolės, kas yra lengviau, arba galbūt pervesti mūsų pokalbį apie tai, kad mes galėtume susilyginti, susiderinti tas rolės. Galų gale yra laikas, kada vienoje rolėje galim pabūti, laikas kai kitoje. Tai čia ne tik tų partnerių rolę supras, bet ir savo, abiejų tas rolės ir būtent tą sąveiką tarpusavy. Tai kai žmonės būna tuose pačiuose arba atitinkančiose rolėse ar ne, atitinkamuose sąlygose, jie turi bendrus kažkokius interesus, jie turi bendrus rūpesčius, tuo labiau jie turi bendras galbūt kažkokias pramogas, kažkokią bendrą veiklą, kažką, dėl ko jie tai gyvena, ne bendras vertybės. O jeigu to nėra, tai atsiranda dar viena sąlyga. Vis mažiau turim apie ką pabendrauti. Bendravimas pradeda trūkinėti. Bendrų gyvenimo akimirkų tampa vis mažiau. Ne? Taip išeina. Tai
žiūrėk, kuo mažiau turi žmonės tarpusavį bendros kažkokios veiklos, mažiau bendro gyvenimo, tokio, kuriame jie abudu kartu, tuo labiau jie susvetimėja vienas nuo kito. Ir jeigu nededa pastangų tam buvimui kartu, automatiškai pradeda skirtis labai ir požiūris, ir interesai, ir toks atsiranda savarankiškumas, kuris stumia ir į savotišką susvetimėjimą. Tačiau šitoje vietoje reikia pasakyti vieną momentą, reikia mokėti surasti balansą tarp nepraradimo savęs santykiuose, kad nepapulti į kopriklausomybę, ar ne, kad aš tik tai dėl tavęs, o tu čia dėl mane, o kartu išlikti savimi su savo interesais, bet nepamiršti, kad tarp tų interesų turi atsirasti interesai ir kito žmogaus. Ne tik tai savo, bet ir turi kažkokią tai veiklą daryti ir kitam. Man toks klausimas iškilo, kaip būna, kaip sako kartais, kad priešingybės traukia ir galbūt žmonės turi visiškai skirtingus charakterius, skirtingus interesus, skirtingus pomėgius, hobius. Kaip tokio situacijoje? Geras tavo pasakymas. Tai jie ir turi realizuoti save skirtinguose hobiuose, bet nepamiršti, kad jie turi turėti laiko vienas kitam, arba laikui bendrai. Ne vienas kitam, man tas pasakymas nelabai patinka, bet laikui bendrai. Bendrai kažkokiai veiklai, bendriem kažkokiam interesam. Ir ne tavo interesam, ir tik tavo ir tavo interesam, bet ir mano interesam, ir mūsų interesam. Tai tas laikas turėtų būti sąmoningai galbūt skiriamas ar ne žmonių, ir kai kurie žmonėms savaime tai gaunasi, yra mūsų interesai, yra tavo interesai. Ir labai tas ribas verta, kad naudinga, kai žmonės atskiria. Čia vyrų interesai, čia žmonos interesai, o čia mūsų interesai. Tai kai visą tai susimaišo, jau yra blogai. Arba galų gale, kai vieno interesai būna mūsų interesai, tai irgi nieko gero, nes kažkur kitur kitas žmogus išnyksta. Jeigu jis geras žmogus, papuoja kopriklausomybę, pamažu, palengva ir to net nepastebi. Tinkamo bendravimo trūkumas. Dar viena sąlyga, kuri rodo, kad jau santykiai byra, arba santykiai eina velniop. Tinkamo bendravimo? Ką aš turiu omeny tinkamas bendravimas? Jeigu žmonės nemoka konstruktyviai konfliktuoti, nes be konfliktų šeimų nebūna, bet jeigu nemoka dėrėtis, nemoka konfliktuoti, nemoka išreikšti savo nuomonės, pasakyti, arba nepriima kito nuomonę, labai dažnai neišklauso, kaip nors atsišneka, atsikalba, užsidaro ir neleidžia išsikalbėti vienas kitam, neleidžia pabūti tame bendravime, kad ir koks jisai malonus ar nemalonus, nemoka būti ne tik tai gražiam bendravime, bet ir negražiam bendravime vienas su kitu. Tai negražiam aš turiu meni tam, kur prieštaravimai kažkokį tarpusavį kyla. Pykstasi dėl smulkmenų. Smulkmenos tampa labai reikšmingais dalykais ir tampa visa ten bendravimo esmė. Tai rodo, kad bendravimas trūkinėja. Ir jau to tokio pozityvaus, konstruktyvaus bendravimo vardan to, kad kažką sutvarkyti, pagerinti, jau nebėra. Yra priekaištai, kaltinimai, kapinėjimisi prie smulkmenų, kapinėjimisi prie visai tokių nereikšmingų atrodo niuansų ir detalių. Vadinasi, pokalbis jau ne apie tai, pokalbis apie tai, kad santykių nėra. O Rūta šitoj vietoj parašė klausimą labai gerą. O kaip prakalbinti nekalbantį vyrą diskusijų metu, kad būtų tas tinkamas bendravimas? Tai ko gero reikia pažvelgti šiek tiek anksčiau. Kodėl vyras nustojo kalbėti diskusijų metu? Ar ne? Jeigu mes galvom, jeigu galvom apie arba kaip aš save vedu tam, kuriuose vyras nutyla. Jeigu čia kalbam tiesiog iš moters vyro pozicijos, ar ne? Nes priežastis, kad vyras diskusijų metu nutilo, yra žymiai anksčiau. Ir jų gali labai skirtingų. Galbūt jo pozicija yra neišklausoma, galbūt, tarkim, jo sprendimai praignoruojami, galbūt jis jaučia, kad nuo jo niekas nepriklauso. Gal jam patogu būti aukos pozicijoje ir tokiu būdu nusimesti nuo savęs atsakomybę. Ir tai vienas iš manipuliatyvaus elgesio tylėti.
Tai tas poreikis ir čia jau pasiekmė, bet priežastis yra daug anksčiau ir ją verta išanalizuoti su specialistu arba galbūt savianalizę kažkokią pasiimti ir padirbėti su savim, bet tokį žmogų, kuris jau tyli, priversti aiškinti santykius, manau, kad be šansų, todėl kad jau tylėjimas rodo, kad jis neturi arba nemato instrumentų, kaip pokalbyje apginti galbūt savo teises, savo kažkokias ribas. Tiesiog jo komunikacija jiem neduoda naudos pokalbį. Jei duotų, jisai komunikuotų, jisai bendrautų. Vieninteliai dabar jo komunikacija lieka tylėjimu. Čia labai įdomus, o šita įžvalga labai įdomi iš tikrųjų, kad... Ir galima šito vietoj pažiūrėti į tokį vieną audronę dalyką, pavyzdžiui, kaip o ką jis gauna tuo metu, kai tyli? Kokį gerą rezultatą savo jis gauna per tylą? Galbūt konfliktas greičiau baigėsi, galbūt nepaliečia skaudžių temų, kuriem iš tikrųjų skauda. Galbūt jisai išvengia konflikto, nes jis yra tiesiog ramus žmogus ir nenori ir jaučia, kad bet koks pokalbis virs konfliktu, jei išsižiosiu. Galbūt jis tokiu būdu pasilieka savo nuomonę savo, nes jo nuomonė niekam neįdomi. Ir jeigu iš tikrųjų tu pradedi suprasti, kodėl žmogus tyli, nesvarbu kuris, ar vyras, ar moteris, nes manau, kad iš abiejų pusių būna tų tylinčių. Tai galim suprasti, kokią naudą gauna būtent to tylėjimo metu. Jis išvengė ko? Išvengdamas ką apsaugojo. Mes galim suprasti, kodėl jis tai daro. O tada galbūt utilizuoti tai, parodyti per kitą galbūt visai pokalbį, kur jisai kalba, kad nėra ko vengti, nėra ko saugoti, nes aš tave priimu tokį, koks tu esi. Bet čia darbas su savim, čia darbas ne su vyru, čia arba ne su moterim, kuri tyli, čia darbas su savim, kad išanalizuoti, suprasti, po to palengva atverti tą žmogų. Nes aš kaip suprantu, tai jau yra, kaip tu ir sakei, pasiekmė, kad jis nekalba kažkokių dalykų, kas galėjo įvykti jam būnant pirmoji klasėje galų gale, ar kažkada galbūt taip su juo tėvai bendravo, ar mokytojai, ar artimieji kažkurie ir jis išmoko, kad tai jam būtent tas naudingiausias būdas taip elgtis, kad jis taip gaus didžiausią naudą. Taip, tokia elgesio strategija gali būti atsitiešta iš vaikystės. Šitoj vietoj labai svarbu turbūt dar, jeigu antra pusė jaučia kažkokį nemalonumą, tokio diskusijoje, kur nelabai vyksta ta diskusija, irgi turbūt labai svarbu nepriimti to asmeniškai, per daug neįsižeisti, kaip pasakyti, jeigu tu tai priimsi asmeniškai, tai tada gali būti dar sunkiau toj vietoj pasidaryti ir dar skaudžiau, o iš tikrųjų pagalvot, kad galbūt tai tiesiog yra susiformavę anksčiau ir čia tu nepriepuosi. Taip, bet gali būti susiformavę ir tiesiog pačių santykių. Tas tylėjimas kaip vienas iš tokių kūrybiškų būdų, kaip, sakykime, išlaikyti kažkokį savo naudą, savo poziciją ir dar kažką. Aš netikiu, kad lyderis pokalbyje tyli. Vadinasi, tyli dažniausiai tas, kuris nesugeba būti lyderiu pokalbyje. Tyli tas, kuris dažniausiai supranta, kad pokalbio metu negaus, neišsikovos kažkokiu tai savo dalykų. Ir tas, kuris tada tokiu atveju vengia kovos, nes mato, kad nebeviltiškai. Tai vadinasi, lyderystė yra to žmogaus rankose, kuris kalba, kaip bebūtų. Būna ir manipuliatyvių situacijų, galbūt ir atvirkščiai, kad lyderis manipuliuoja tylą, bausdamas taip kitą pašnekovą. Ir variantas. Dėl skau, labai į kiekvieną variantą reikia pažiūrėti, iš kur ta tyla ir dėl ko ir ką gaudo žmogus tylėjimu. Taip. Išjaučių tikrai gali būti tokioje vietoje. Ar jis išvengia kažko, ar jis auklėja kažką. Bet pagrindinė esmė yra, kad žmonės tiesiog dėl smulkmenų, dėl visiškai nereikalingų dalykų tarpusavy pradeda konfliktuoti, išeina tokius destruktyvius konfliktus, kur vienas į asmeniškumus ir kaltinimą, nuo to, kad apspręsti, kas ten vyko ar nevyksta taip, kaip noris. Ir sakau, smulkmenus detalės jau piktis ar barbarniai dėl smulkmenų detalių neparodo gylio, kad yra daugelis dalykai ten kažkur paslėpti, dėl ko, beje, nekalbėjimas taip pat konfliktas. Mes negalime nekomunikuoti.
Taip, ir pasyvus pyktis tokiu būdu gali būti, ir pasyvus auklėjimas, toks psichologinis smurtas netgi. Aš dabar pagalvojau tokioje situacijoje, pavyzdžiui, ką aš daryčiau, tai kažkaip, bet labai keistai skamba, toksai gaunasi įdomus dalykas, kad bandyti pasakyti jam, kad aš noriu su tavim pasišnekėti apie tavo nešnekėjimą ir galbūt išreikšti tiesiog tam tikrus faktus ir pasakyti, kaip tu jautiesi, nekaltinant to kito žmogaus. Kad ne tai, kad tu dabar nekalbi, tai tas ir, ta prasme, kad man labai blogai, tu čia mane manipuliuoji, kažką tokio, bet tiesiog pasakyti, kad aš dabar kalbu, negaunu jokio atsako ir man yra, tarkim, sunku ar kažkas tokio, ar tai būtų teisingas dalykas, pabandyti bent jau. Mačiau, parašė Dovilė parašė. Bet nekomunikuoti, kol nenurimsti ir neapsvarstai. Bet nekomunikuoti, kol nenurimsti ir neapsvarstai, klaustukas, gerina komunikaciją, klaustukas, tai čia toks kaip klausimas, ar tai gerina komunikaciją? Nekomunikuoti, mes kalbėjom, kad tyla aplamai nėra gera komunikacija šiuo atveju. Tai yra arba kažkokia tai manipuliacija, kažkoks išsireiškimas, gali būti psichologinis netgi smurtas, kaip aš kalbėjau, nesikartosiu. Tačiau, kalbant apie pačią visiškai nekomunikaciją, tai irgi, jeigu išėjom jau į komunikaciją ir nekomunikuojam, tai ko gero tada susitarti reikia kada. Galima aptarti tuos dalykus, kad dabar ne tos emocijos ar ne tie jausmai. Mes to dalyko neišmokinti, mes labai nemokam pakalbėti apie tai, kad galbūt ne laikas, ne vieta, bet būtina sutarti tą laiką, o ne palikti kažkada gyvenime pasikalbėti tą temą, kuri dabar karšta, ne? Tai pati nekomunikacija, išvis tylėjimas ir nekalbėjimas nieko nesprendžia visais laikais, bet tinkamą laiką ir vietą rasti komunikacijai taip pat svarbu. Ir šitoj vietoj, pavyzdžiui, reikėtų iškomunikuoti tai, kad, tarkim, jeigu tu sudirgai labai emociškai ir sakyti, palauk, aš dabar labai pikta, nemastau aiškiai, duok man 5 minutes, aš einu į kambarį, pakvėpuosiu, nusiraminsiu, pamedituosiu, tiesiog ataušiu ir grįžtam ir toliau kalbamės. Tai manau, kad tai gerintų komunikaciją, bet tada žmogus turi žinoti konkrečiai, kad kaip tu jautiesi ir kodėl tau reikia to laiko pabūti tiesiog. Arba kada bus tas laikas, kai galėsim pakalbėti. Taip, būtent. Ištesėtas tas dalykas, kad mes dabar susitarėm ir dabar pasikalbėsim. Ar dėl kažkokių priežasčių vėl kažkas. Tačiau mes turim konkrečiai aptarti tą dalyką, kada su tuo dalyku. Aišku, tom karštom galvom, kai emocijos sukilę ir josios ten beprotiškai didelės, kalbėtis yra praktiškai neverta. Todėl, kad valdo ne protas, ne tas protingas pasibendravimas, o emocijos. O su emocijom mes tampam savotiškai šiek tiek beprotiškai. Tai kartais jas išlieti irgi reikia vienas kitam. Ir čia beje yra ta sąlyga, apie kurią aš kalbu, jeigu žmonės supranta ir leidžia vienas kitam ir išsakyti emocijas ir jas kartais išlieti vienas kitam, priimti vienas kito, kad ir kokios tos ten malonios ar nemalonios emocijos, tai irgi naudingas dalykas, nes kai žmonės pradeda vengti vienas kito emocijų ir dar geriau, kad rodo į tas emocijas abejingumą, tai rodo, kad irgi santykiai jau nebe tie. Tai dar viena sąlyga, kuri labai svarbi. Jeigu žmonės emocijas vienas kitam parodyti. Jeigu žmonės praranda norą ką nors vienas kitam įrodyti, kartais ir iš emocijų, ar ne? Tai vadinasi, jie vienas kitam jau abejingi. Jie abejingi kito žmogaus nuomonei. Jiems nebeįdomu kitam kažką įrodyti. Šito nebuvimas atrodo savotiškai kitiem galbūt... Atsiprašau, aš biškutį pastabdysiu, Maksai, jeigu gali mikrofoną išsijung. Atsiprašau. Viskas gerai. Viskas ir ką. Tai va tas provokatyvus, neprovokatyvus, galbūt toks paradoksiškas dalykas, ar ne? Bet jis labai svarbus, kai žmonės įrodinėja vienas kitam šeimoje,
Kartais tai pakyla iki karštų, sakykime, ginčų. Mhm. Tačiau tai yra sveikos šeimos arba sveikų santykių požymis. Jeigu jie moka tai padaryti, jeigu moka po to iš tokios situacijos išeiti ir vėl būti kartu ir gerai, tai rodo, kad dar jie vienas kitam ir interesus nori vienas kitam savo parodyti ir vienas kitam su savo interesais rūpi. Jeigu dalyvauja tokiam pokalbį ir ieško to konsensuso ar ten kažkokios tai supratimo vienas kito. Kartais ir nesupranta vienas kito, bet tai rodo dar, kad santykiai yra, dar šansų šitą šeimą ar šitie pora turi. Tai čia tiesiog mano toks subjektyvus požiūris į tai, galbūt kiti ten specialistai pasakytų ir kitaip. Tai dar viena sąlyga, kuri svarbi. Nes kai žmogus jau nustoja tai demonstruoti, jeigu pasidaro kito nuomonė abejingas, jie nenori nieko įrodinėti, nenori pakeisti kito požiūrio visiškai, tai rodo visišką atšalimą ir abejingumą. Tu man nebesvarbus, tavo nuomonė man nebesvarbi, aš jie nepasitikiu. Tokiu atveju visiškai nesvarbu, ar buvo, ar nebuvo ten kažkas ir nei šilta, nei šalta. Ir arba aš nenoriu, arba neturiu jau nusivylęs, neturiu tikslo tau kažką čia įrodinėti, arba aš jau praradęs viltį, kad tu kažką suprasi, ir ne, ir aš jau išjungęs tokias diskusijas su tavimi. Kas atsitiks? Aš tikrai rasiu, kur savo tą nuomonę pasitvirtinti arba pasiteisinti kitam šone, bet prarasiu santykį namuose ir jis tikrai pataps, toliau tas santykis taps vis labiau nereikalingas. Nes per tokias diskusijas mes arba pakeičiam savo nuomonę, arba įsitvirtinam savo nuomonį svarbą. Ir tas žmogus tarsi šeimoje, kartais oponentas mums tarsi veidrodis. Kartais žmona vyrui ar vyras žmonai turi pabūti tuo oponentu. Labai gerai, jeigu žmonės tai sąmoningai suvokia. O mūsų šiandienos šito laivo ir tikslas, kad žmonės labiau save sąmoningai suvoktų, kur jie randasi. Tai va būtent, aš pagalvoju, žinai, apie tą nuomonių išreiškimą vienas kitam ir pagalvoju, kad yra turbūt didžioji dalis žmonių, kurie, tarkim, ginčo metu išreiškia savo nuomonės poziciją ir jie tarsi, turbūt jie taip galvoja ir taip jaučiasi, kad vienas kitam tiesiog beria druską ant žaizdos ir taip kaupiasi tas toks, blogumas, ar kaip, pavyzdžiui, ką patartum, ar nežinau, kaip pasąmoninti žmonės, kurie būtent taip jaučiasi, kad tie kivirčiai vyksta, parodo, kad vienas kitam rūpi. Gerai, šitą vietą supratom. Bet ką daryti, kad nesijaustų, kad ta druska ant žaizdos beris ir kaupiasi tas blogumas pas vienas kitą? Ką reiškia kaupiasi druska, ten blogumas, tai reikia dirbti su savo savivertė. Nes diskusijoje galima diskutuoti, bet visiškai nepereiti į tuos piktumus arba žūtbūt įrodyti kažką ten panašiai. Ta diskusija tai tik tai ar diskusija turime į tas pats ginčas ar ne, tai yra tai, kad mes viens kitam rūpim ir mums svarbu mūsų klausimai ir mes dar vis tokiu būdu pasitikrinam savo ribas, savo zonas, mes įsitvirtinam kažkokius dalykus, kartais kažkur pasiduodam, kartais kažkur įsitvirtinam savo vertybės ir laimim, bet tai ir yra santykiai. Tik tai tam santykė abi dvi pusės turi norėti, nes jeigu viena visada laimi viena, kita ką darys, nutils. Kaip sako, tada praras bendravimą, nes kažkurio momentu jau nusivils viskuo ir tada tie santykiai pradės, bendravimas, santykiai pradės trukinėti. Tada kas atsiranda? Atsiranda visiškas tas susidomėjimas partnerių, prapuola susidomėjimas partnerių, prarandamas tas toksai dalykas. Vėl viena sąlyga, kuri rodo, kad santykiai jau tampa beviltiški. Jeigu nėra bendrų interesų, niekas kartu nedomina, neturi žmonės bendrų pomėgių. Aš neturiu omeny ten atsakomybę už vaikus, ar ten kokį nors vaikų auklėjimą, priežiūrą, bendras sąskaitas, lizingus. Aš ne apie tai. Aš apie tas tokius malonius dalykus, kurie buvo, tarkim, santykių pradžioje. Juk pradžioje kiekvienas žmogus rado ir ką kalbėtis vienas su kitu, ir kaip išklausyti buvo vienas kito įdomu. Ir buvo daug dalykų, kuriuos darė kartu. Ir buvo pramogos, buvo
buvo malonumai, buvo ir bendri darbai, kurie tapdavo malonus, vis kartu daroma. Ne? O tai čia va tas pats, ką mes antru numeriu aptarim, kaip aš suprantu, ne, kad tas bendrų temų nebuvimas. Mes nesikartuojam čia truputį šitoje vietoje. Ne, žiūrėk, bendros temos, tai mes apie patį kalbėjimą, kad turim apie ką pasišnekėti. Ne? O čia bendri interesai, čia jau veikla bendra. Ar yra be vaikų auginimo, ten skolų, lizingo atidavinėjimo ir kažkokiu dar įsipareigojimų tvarkymo, ar yra dar kas nors bendro, kas mus riša? Kažkokie interesai, nežinau, kaip pas jūs yra Audronė. Pas mus yra impro būrelis, bendras interesas. Bendras interesas. Ne kažkas yra, kas jungia, riša ir kuo tokių dalykų yra daugiau. Kelionės į tą įeina, dar kažkas, nežinau, bendras krepšinio žiūrėjimas. Kas tik norit gali būti. Iš tikrųjų, pagalvojau, kad net pas mus yra toksai, kad mano vyras eina stalo tenisą žaist, o aš į šokių būrelį. Ir mums labai pasisekė, kad sutampa vieta ir laikas beveik. Ir mes turim galimybę kartu nuvažiuoti ir grįžti. Tai čia jūsų bendras interesas. Čia tas vien tik tai, tarkim, nuvažiuoti ir grįžti į tą tašką ir iš to taško vis tiek kažkoks pokalbis. Kad ir tai trunka tikrai nedaug, ne valandą, ne pusvalandis kelio, bet labai kažkoks pokalbis įsivysto. Tikrai tas laikas toksai jaučiasi, kad mes tik dviese. Tai, ką tu dabar pasakė, labai svarbus dalykas, tai yra ritualai. Ir jums gaunasi, kad jūs važiuojate į dvi skirtingas veiklas, į du skirtingus interesus, bet ritualas važiuoti kartu stiprina ir šildo ir dar sukuria erdvę, kur jūs galite pabūti ten su kažkokiom temom. Tai va, tie ritualai, kad tie bendri dalykai, tie bendri interesai taptų ritualai, tai labai svarbu. O ritualų praradimas arba jų net nesusikūrimas ir grįžtam prie to, kad neturėjimas bendrų interesų, santykius žudo. Kas dar parodo, kad santykiai jau prarasti arba eina į praradimą? Tai toks pasididžiavimo kitų stoka. Mokėjimas matyti tokius dalykus kitame žmoguje, kurie yra geri ir puikuotis, jeigu nori jais. Tai yra, gražu, kaip pasako, čia mano vyras ir pageria, ką nors, arba čia mano žmona ir pasako, arba pageria kažkur kaip sakyti, ir kitus, ir vienas kitam tai pademonstruoja, ar ne? Kai vienas kitų mato žmonės, kad dar vis yra už ką aš tavim didžiuojasi, kuo tu mane žavi, kuo aš puikuojasi, kad būtent, čia aš turiu, čia mano, ar ne, toks savotiškas didžiavimas, tai rodo gerus santykius. Ir to praradimas rodo priešingą. Jeigu aš gėdinuosi savo vyro arba žmonos, jeigu man nepatogu dėl to, kad koks jis ten tapo ar yra, jeigu aš čia su juo nenoriu niekur eiti, nes aš čia pakilau karjeroje ir pakilau kaip žmogus, o jis ten, sakykime, užsidarė į savo garaže ir man tie dalykai mane valgo, vadinasi, viskas. Tai dar viena sąlyga, kodėl aišku, kad su tuo žmogum jūs praradot ryšį ir praradot aplamai santykį. Šitas dalykas iš tikrųjų labai įdomus stebėti aplinkoje, kartais kažkur, nežinau, renginiuose ar kažkur, kur tenka pabendrauti su žmonėms, su kitas poras matyti tiesiog aplinkui ir koksai tas būna santykis, ta refleksija vienas kito į viešumą. Iš tikrųjų labai įdomus dalykas ir kartais tai, man yra tekę taip pamatyti, kaip vienas ant kito atrodo, kiek atsimenu situaciją, tai vyras buvo, kad kažką ar tai netaip padėjo, padarė ir moteris iš karto užsipuola ir tokia iš šono net svetima gėda apima, kad, čia tavo vyras, tu jį galų gale pasirinkai. Tas išpuolis toksai gaunasi ant savo antros pusės ir iš tikrųjų tas išpuolis toks net, taip, bežiūrint iš šono, net norisi taip daryti dantis sukandus. Bet čia yra tokie ir auklėjimo dalykai, ir atsinešti iš šeimos dalykai, ir kartu yra saviugdos dalykai. Nes galima tai pastebėti, galima savyje tai keisti. Nepakeisti kitame, bet savyje pakeitus galbūt pasikeis ir kitą. Išmokti matyti gerus dalykus kitame žmoguje nuolatos, netgi tada, kai atrodo, kad nėra ką matyti.
Iš tikrųjų, tai čia iš savo, iš savęs galiu pridėti ir iš savo patirties, kad jeigu iš tikrųjų kažkokie dalykai ar elgesys ar kažkas nepatinka ir pastoviai sakysi, kad to nedaryk, ano nedaryk, kitaip daryk, tai dažniausiai tikrai į gerą nenuves ir nieko nepadės. Bet tam tikrus dalykus, ką gero daro, pastebėti ir būtent tuos geruosius pabrėžti. Tai Skatinti. tikrai žmogus šalia sužydi kitom spalvom ir tampa nuo to tik geresnis ir geresnis, manau. Tai va. Ir žiūrėk, mes jau kai taip kalbam apie tai, aš galvoju, prie ko dabar toliau prieiti, tai kitas dalykas, ką mes dabar kalbam, tai nuolatinis pokytis, nuolatinis keitimasis. Įeina žmogus į šeimos scenarijų iš du draugai, du įsimylėjėliai, tai tampa šeima, arba santykiai perėjo į kitokį statusą, nebūtinai šeima šiais laikais, ar ne? Ir bet kuriuo atveju vienas žmogus galbūt susiduria su vienokio gyvenimo dalykais, kitas su kitokio dalykais, darbas, veikla, mes darbe praleidžiam labai daug laiko ir vienas žmogus galbūt tobulėja greičiau, nes jisai tarp žmonių, socialiai ten apsuptas aplinkos, kurie auga, o kitas galbūt dirba vienas, kokį nors darbą kur nors susidaręs, ar ne, ir mažiau bendrauja, ir jis neturi to tokio keitimosi ir augimų kartu su aplinka, su mada, trendais visais, ir jo bendravimas išlieka senas, o kitas žmogus jau pasikeitė. Tai va tas trūkstamas dalykas yra, kai žmogus matydamas taip pats nenori keistis. Jis sustingsta, lieka kažkokio toj senoj savo pozicijoje ir niekaip nenori keistis vardant kažkokio tai santykių, vardant. O čia būtent dėl to, kad jis mato savo partnerį besikeičiant ir greitai progresyviai tobulėjant. Ar aš teisingai išgirdau? Čia iš abiejų pusių reikia taip pažiūrėti. Tai mes patys keičiamės, jau partneris galbūt ne, ar ne? Tai čia ir kažkiek mes galim su tuo sąveikauti, bet yra kiti dalykai. Yra dalykas, kad ir mes turim keistis patys suvokti, kad tas pokeistis reikalingas vardant mūsų santykių, vardant mūsų šeimos ir kitų dalykų. Tai kaip čia pasakyti kitaip. Du dalykai yra. Iš vienos pusės blogai, jeigu dėl jūsų žmogus, čia jau nesakau vyras, moteris, tai nesvarbu, bet jūsų žmogus dėl jūsų nenori keistis. Dėl to, kad tobulinti santykius, jam nebeįdomu, jis nenori keistis. Jis labiau nori išlikti ten, koks nori, o jūs ten kaip serveitėlė ar bežionėlė šokinėkit, iššluostykit ašaras ir ar ten darykit viską, kad būtų gerai, o aš čia pažiūrėsiu stuobrys. Tai taip pat, sakykime, ta sąlyga, kuri rodo, kad tam žmogui jo šeima arba ten santykis nebeįdomu. Jis labiau įdomus ten jo statusas, jo vieta ir panašiai, bet ne jis pats. Tai taip pat rodo, kad santykiai papuolė į aklavietę. Jo labiau, kad jeigu vienas žmogus nori išsaugoti santykius, o kitam nerūpi, tai vienas žmogus santykiuose nieko nepadarys. Jis gali ten, nežinau, šokti dienų karo šokį arba būti ūkinė pagalvė, bet tai nepadės. Aš kažkur esu skaičius, kad santykiuose tas darbas, pastangos turi būti ne 50/50, kad santykius gerint, ta prasme, puoselėt, bet turi būti 100% ir 100% iš abiejų pusių. Būtent. Ir supranti, kada tada žmonės išeina į tokį, kai jie nenori keistis, kažkas vis tiek kažkur nutrūksta. Tai prasideda koks nors gėrimas, alkoholizmas, arba iš kitos pusės kokia nors perdėta kito kontrolė ir ardymas tokių santykių, amžini priekaištai, nemokėjimas ramiai kalbėti ir pastovus kabinėjimasis, ar ne? Tai irgi rodo, kad tu tuos pačius veiksmus kartoji, kurie santykiuose nieko neduoda,
keli tą destrukciją ir nieko nenori keisti. Reikalauji iš kito, o pats keisti, tam, kad kažką pakeisti savo santykį, savo bendravime, nieko nedarai. Ir kartas nuo karto toks ten pasakymas, kad aš tave myliu, tai iš tikrųjų nėra tas pats, kas mylimam tam žmogui padaryti kažkokį tai, arba dėl to mylimo padaryti kažkokį veiksmą. Ir vat, kaip tu sakai, tie tokie be pasikartojantys kažkokie neigiami veiksmai, tai yra irgi susiformavę galbūt iš seniai įprotis ar kažkas tokio atėjo, tai čia šitas, kaip pasakyti, šaknis yra darbas su savimi. Reikia dirbti su savimi, manau, kad labai, kad, kaip pasakyti, įnešti į tuos santykius. Žinai, kaip šito vietoj pasakysiu, Einšteino tais perfrazuotais daug kartų žodžiais, ar ne, kad, ar kažkas, nežinau, kas ten iš tikrųjų tai pasakė, bet panašiai skamba jie taip, kad jeigu tu 100 kartų arba 1000 kartų darai tos pačius veiksmus, gauni tą patį rezultatą ir jis tau nepatinka, tai kokio velnio tu darai tą patį? Pradėk daryti kažką kito ir gausi kitą rezultatą. Tai tas dalykas labai labai svarbus. Jeigu mes prikaištaujam tam žmogui ir taip tikimės, kad jis kažką pasikeis, o jis nesikeičia, tai ko gero mes irgi neteisingus veiksmus darom, kad jis pasikeistų. Čia vėlgi požiūris į save ir į tą keitimąsi. Tačiau ir iš kitos pusės, jeigu mes darom tikrai geras pastangas, nuoširdžias pastangas, visas darom, kad santykį išlaikyti, o kitas žmogus ten, paskendęs alkoholizme ar kitam kokiam nors savo liūne ir nieko dėl to nedaro, kad kažkas atsitiktų kitaip, tai mes tampam patys tų spąstų auka ir kartais kvailai tikimės ir laukiam, laukdami žmogaus, kuris bergždžiai, jis jau nurašęs viską. Tai šitoje vietoje irgi, tai galbūt šitas klausimas, šitas sąlygas svarbi iš abiejų pusių. Nes, tarkim, jeigu žmona turi vyrą alkoholiką, nieko nepadarys, kad jis negertų. Kol pats vyras to neužsiims. Taip. O tarpu žmonai tokiu atveju su savivertė padirbti irgi, manau, būtų labai šau. Jo, ir nes pats tas kankinimas, kentėjimas vardant ko, ar ne, kodėl labai sugyvenime, jeigu žmogus nenori visiškai keisti. Čia mes apie sąlygas, kada jau santykiai visiškai beviltiški. Taip. Nors kartu aptarėme tai, kaip ten galbūt kažkas galėtų įvykti, kad būtų kitaip. Ko dar mes čia nepaminėjome? Kol kas 7 paminėjau, aš čia sąrašiuką veduosi. Paimkim taip, jeigu kitas žmogus pradeda domėtis kitos lyties atstovais, ir tai akivaizdžiai pasimato, tai susiuodžia, jaučiasi ir panašiai, ir vis dažniau pagaunate save, kad jūsų, pavyzdžiui, iš kito, ir kad jūsų mintis okupuoja ne partneris, o koks nors kito žmogaus vaizdinys galvoje, ir kad jūs dėmesį ir fokusą atiduodate kitur. Tokiu atveju, ko gero, taip pat rodo, kad namuose kažko nebeliko. Tai dar vienas požymis, kad santykiai prarasti, nes jau kitoje pusėje žmonės tampa tavo interesų objektų labiau negu namie. Ir šitoj vietoj turbūt tas, kad jeigu kažkada, aš nežinau, eini gatvę, pamatai simpatišką žmogų, kuris nėra tavo partneris, pagalvoji, okei, čia labai fainas žmogus ar kažką tokio, gal kažkokią netrauką pajauti. Bet aš manau, kad jeigu tu taip tiesiog kartas nuo karto pamatai, pagalvoji, tai nėra labai blogai, bet jeigu tu jau puoselėtum tas mintis, įdėtum į tai kažkokių jau daugiau savo energijos ir panašiai, tada jau atsiranda problema. Čia apie tai, kad jeigu tavo galvoje tas naujas žmogus užima daugiau vietos negu tavo šalia tavęs esantis žmogus, tai rodo taip pat, kad jūsų santykiai jau užges, jų nebėra. Arba šitoj vietoj pas tave buvo tuščia erdvė, tu ją užpildė kažko kitu. Intriguojantis klausimas, ar įmanoma, kad vienu metu galvoje 2 žmonės taip būtų?
Tai okei. Tai ar gali būti moteris pusiau nėščia? Neteko girdėti. Ar gali būti tada santykiai pusiau normalūs? Jeigu tai tenkina ir abi dvi pusės ir jie galvoja, kad va taip, pusiau čia, pusiau ten ir mane tai tenkina, šis margas pasaulis. Ir čia prašom. prancūziškų filmų tas toksai variantas. Jo, bet čia būtent mes kalbam apie pilnaverčius ir visiškai jau išnykstančius santykius. Ne? Tai va tas procentas, kiek toje galvoja vienas ar kitas žmogus, tada ko aš neduodu savo tam žmogui, kaip kitas žmogus toje vietoje. Ir va tada, iš nuo to daug kas priklauso. Ir kodėl aš būtent įsileidau tą žmogų, ko trūksta mūsų santykyje, kad turėjo kitas užimti tą vietą. Nes, kaip aš suprantu, tai, kad tu įprastai gautum iš savo antros pusės, tu arba jau pradedi gauti iš kažkokio kito to pašalinio žmogaus, arba tu norėtum gauti ir panašiai, tai čia irgi labai daug vietos susimąstymui. Priežastis ir pasekmė. Jeigu aš anksčiau, kaip mes susipažinom, gaudavo be galo daug bendravimo, palaikymo, pritarimo, mes diskutuodavom, tarkim, nuo pasaulėžiūros iki istorijos, nuo istorijos iki, nežinau, teksto ir visos temos ten buvo įdomios ir mes turėjom apie ką pašnekėti ir kažkuriam arba abiem tai buvo kaip duona, vanduo, oras reikalinga, o kažkada mes visą tai atidėjom į lentyną dėl kokių nors rūpesčių, dėl reikalų, dėl įsipareigojimų, dėl kitų dalykų pamiršom. Kitas žmogus užpildo tai nejučia, vėl tu pradedi turėti interesą su kažkuo kalbėti, dalytis pasaulėžiūrę, dar kažkuo. Tai savotiškai rodo, kad mes praradom tą tarpusavį. Tai rodo, kad mes to vėl nepuoselėjom, neturėjom savotiško ritualo tai daryti. Ir kitos tos sąlygos, kuris anksčiau mes aptarėm, gali lemti tai, kad tai gali būti priežastis to, kad pasekmė yra tokia. Aš labai puikiai atsimenu vieną iš mūsų NLP mokymų paskaitų, kur tu būtent ir pasakoji, kaip poroje, jeigu atsiranda kažkoks, kaip pasakyti, pajauti, kad tau partneris kažko tau neužpildo, nesuteikia, neduoda to, ką davė, tarkim, anksčiau, ir atsiranda kažkoks žmogus iš nuošalės, kuris tai užpildo, tai laiko klausimas gali būti, kada jisai viską perims. Tai man labai užstrigo iš tikrųjų ta tema, ten kažkur buvo prie Karpmano trikampio, galbūt kažkaip netoliese susiję, tai buvo iš tikrųjų labai įdomu. Tai tik tą norėjau paminėti. Ir tas momentas, kad jeigu vienas žmogus pradeda kontroliuoti visapusiškai kito gyvenimą, įvaro kitą žmogų į bejėgiškumo išmoktą bejėgiškumo sąlygą, namuose nuo manęs niekas nepriklauso, arba toj santykiuose nuo manęs mažai kas priklauso, aš toks iš paskos einantis visada, ar ne? Ir labai dažnai būna, kad atsiranda tokia emocinė tuštuma, nes tu nebereikalingas, tu nesijauti svarbus, ten tu nesijauti kažkoks ypatingas ir vieni nuskęsta į kokią nors depresiją liūną, nenorėdami apkaltinti arba įsikalbėti su kitu žmogum, nes tas nemokėjimas paprikaištauti kitam žmogui irgi labai daug nulėmė tai tą aukos poziciją. O kūrybiškas žmogus, o tas, kuris turi energijos, jį pramušti gali kitur. Vienus pramuša į kokią nors entuziastingai veiklą, kur jie tampa specialistais, profesionalais ir ten jie gauna vardą, jie ten gauna saviraišką, jais ten didžiuojasi, juos ten gerbia, jie ten susikuria savo kažkokį tai, savo savivertę, sukuria savo identitetą, ar ne? Ir iš kitos pusės ten prasideda santykiai, ten surastas kažkoks bendravimas, jis gali būti taip, kad iš ten atsiras, ar ne, partneris, kolegija, kažkokia bendrus interesus turinti žmogus, kuris užpildys tą nišą, kaip mes sakėm, bendravimo ar dar kažkokį. Todėl vėlgi reikia labai atkreipti dėmesį į tuos santykius, kokie jie pas mus, ar kiekvienas turi žmogus galimybę
turėti savo nuomonę ir aplamai turėti savo Mhm. poreikius. Tai va, tos emocinės tuštumos atsiradimas vienas kito atveju, kai niekas nedaro įspūdžių, nėra apie ką diskutuoti, atsiranda tarpusavį tuštuma, rodo, kad santykiai prarasti. Ir paskutinis, nežinau, kuris jau čia būtų 10. Čia dabar aš šiuo metu tai 9. vis dar tik 7 turiu, mane užhipnotizavo, Okay. tavo kalbėjimą, žinok. Mes kelis apkartojom, tai aš paskui Mhm. galėsiu priminti, nes aš taip savo planelį pasirašiau, apie ką noriu Nu, pakalbėti. labai gerai. Režime Tai- pasidarysim vieną žodžių. Jo, tai paskutinis, ką aš noriu pasakyti, tai toks variantas, kad nėra pas žmonės aplamai ateities bendro įvaizdžio. Pirmiausia, jie jau nebenori, nebeturi dėl ko kurti jojo, nėra bendrų interesų arba bendrų poreikių, ten čia jau ir vaikai, ir visi kiti dalykai galbūt užauginti ar dar kažkas. Ar ne, kad jau tikslai, kuriuos namą pastatėm, vaikus užauginom, ar jį pasodinom ir toliau aš neturiu vaizdo, kodėl turėtume būti kartu. Tai neturėjimas to bendro ateities vaizdo, įvaizdžio kartu, taip pat rodo, kad santykių nėra. Jeigu žmonės apie tai nenori diskutuoti, jo kurti, jeigu jie kurdami nemato vienas kito savo vaizde, kurį jie įkūrė, tai rodo, kad santykiai jau prarasti. Tai dabar, jeigu mes sudėtume tuos visus punktus į vieną vietą, ką aš paminėjau, aš čia savo pasibrėžiau, nes sakiau, mes iš vieno perplauksim labai į kitą ir taip bus, bet aš dabar juos tiesiog išvardysiu. Būtų labai gerai toks režime truputį, kadangi mūsų valanda kaip ir baigėsi. Tai toks mažas režime. Neteisingas partnerio pozicijos priėmimas. Mes apie tai kalbėjom, kai rolės prasilenkė ir apie tai nekalbama, nepriimama kitos žmogaus rolė. Vis mažiau bendrų gyvenimo akimirkų. Tai kai mes kartu vis mažiau kažkaip praleidžiam laiką, mūsų bendravimas tampa smulkmenų ir kivirčų kažkokių analizavimas, nuolatinis priekaištavimas viskai vienas kitam. Tai yra tinkamo bendravimo nebuvimas. Kai bendravimas pasikeičia ir jis jau nei vienos pusės netenkina. Mes prarandam norą įrodinėti dar vieną sąlygą, kai tame bendravime nustojam norėti kažką įrodyti. Labai ačiū. Ir sekantis susidomėjimo partnerių praradimas. Aš jau jį perskaičiau kaip knygą ir man jis įdomus. Toliau, susidomėjimo praradimas ir praradimas to, kad aš matau geras pusės ir turiu kuo didžiuotis kitų partnerių. Aš mėgaujuosi kito partneriu ir man negėda turėti tokį partnerį. Arba jeigu gėda, tai viskas aišku. Trūkstam norų keistis. Jeigu aš užstrigau ten alkoholizme, ar aš užstrigau nesveikam gyvensenoj savo, ar galų gale užstrigau savo garaže, ar aš aplamai kažką darau ne to, kas abiem būtų svarbu ir aš nenoriu keistis. Taip atrodo, kad vienos kitos pusės, kad tai jau viskas puikybės stoka. Tai tos puikybė ta tokia, ką noriu pasakyti, tai įsiblaškiau. Paskutinis, ne paskutinis, domėjimas kitais priešingos lyties atstovais. Tai yra, kai mes pradedam kreipti dėmesį į kitus ir tai užima mūsų mintis, tai užima mūsų emocijas. Emocinė tuštuma. Tai tas, kai mes jau nebenorim nieko ir visiškai esam užgesę, tarsi viduje numirę vieną kitą. Ir bendro įvaizdžio neturėjome. Tai jeigu visos šitos sąlygos yra, tai manau, kad santykiai beviltiški ir jie nepataisomi, verta išsiskirti ir eiti savo keliais. Tai dabar klausimas, ar įmanoma tuos santykius pataisyti, jeigu šitų yra, tarkim, pusė? Aišku, taip. Aš neatsakyčiau, jeigu nors viename ar dviejose yra vilties, tai dar visose kitose čia, žinai, kaip liga. Galima užkrėsti neigiamų dalykų ir galima užkrėsti teigiamų dalykų.
Labai gerai. O tada klausimas, jeigu yra tų tokių atitinka šitus ženklus, ane, santykiai, tai nori pagerinti juos, tarkim, ir nuo ko tada pradėti? Nuo savianalizės ir tų pačių santykių analizės. Nuostabu, jeigu tai galima daryti su partneriu, bet dažniausiai jau tose sąlygose, kai daug visko yra, tai vienas kažkuris partneris nori, kitas ne. Labai dažnai taip būna. Nuostabu, jeigu taip nėra. Tai šitoj vietoj aš sakyčiau analizuoti save, ieškoti, ką aš pats asmeniškai galiu padaryti, kaip aš galiu įtakoti tuos santykius. Kartais užtenka man pačiam pasikeisti, pakeisti ryšius su partneriu ir partneris pradės keistis. Tai sunkesnis kelias, toks savotiškai, kaip aš vadinu, piratinis kelias, kai nutraukiu įprastus ryšius su savo žmogum ir tada per tokį konfliktinę situaciją savotiškai, ne, formuojasi nauji ryšiai. Bet tai, ko gero, čia tas kelias, kai negali kito pastumti, o kitas nenori keistis. O dar geriau, jeigu išeiti į diskusiją, išeina pradėti kalbėti apie tai ir nuspręsti keistis kartu. Susikurti tuos teigiamus ritualus savo namuose. Žinoti, kokias sąlygas reikia neprarasti ir tada sukurti planą, kaip tas sąlygas puoselėti. Tai savotiškas darbas. Bet santykiai visada yra darbas, mes kartais juos paleidžiam savieiga. O santykiai iš tikrųjų yra labai didelis darbas. Gaila, aš tai suprantu pakankamai vėlai. Bet manau, kad tas, kur tu paminėjai ritualų susikūrimas, tai čia tokia vyšnia ant torto, kaip pasakyti, kad tikrai labai labai pagerina ir pagražina. Ir, pavyzdžiui, iš savo irgi patirties galiu pasakyti, kad neįsivaizduoju, kaip su nekalbančiu, kalbančiu vyru ar panašiai, bet yra lietuviški netgi skurti, pavyzdžiui, kortelių žaidimai poroms būtent, kur tikrai tokias labai įdomias diskusijas užkuria. Ir galima tiesiog paskirti pusvalandį ar tai valandą per savaitę, per mėnesį ir tiesiog, pavyzdžiui, pabandyti kortelių pagalba, kad tas klausimas nebūtinai ateina iš jūsų ir neatrodytų, kad jūs bandote išpešti kažką iš savo antros pusės, bet tiesiog nuspręs skanus gėrimas, gal skanus užkandis ir pažaidžiam žaidimą kažkokį poroms, o būtent su kortelėm. Ir tenais tikrai tokia labai gali būti paprastas klausimas, bet išsirituliuoti labai įdomią diskusiją abiem. Taip, būtų labai gerai, jeigu tuos stuobrius vyrus, palaikysiu moterų pusėje, galima būtų priversti pasimti vaikišką kortelę į ranką. Kažkada vedžiau keliose vietose, tokiuose viešuosiuose kavinėse, restoranuose, buvo, darėm ten metaforinių kortelių vakarus ir aš mačiau atitemptus vyrus pabūti tame vakare ir kartu su žmona pažaisti. Ir man buvo labai linksma žiūrėti, kaip jie vargšai kankinasi ir kaip jie ignoruoja visą tą žaidimą, tačiau matyti iš tos meilės žmonai stengiasi suvaidinti, kad jiem tai labai įdomu ir jie ten kažką gavo. Nors viskas buvo dirbtina, tuščia ir paviršutiniška. Tai pirmiausiai, ko gero, kad tai, ką tu sakai, tai yra nuostabus dalykas, bet tai jau rodo, kad žmonės dar prieš tai padarė nuostabų darbą vienas su kitu. Ir priima vienas kitą tokį, koks yra ir su kortelėm, ir kortelių. Tai jeigu jau iki kortelių daeita, tai labai daug šansų, kad santykiai bus geri, tik tai reikia padaryti. Nes, Aš tik tai noriu pasiūlyti, kad verta pabandyti. Vat ką noriu pasakyti. Niekada ne per vėlu. Paimkit korteles ir nustebykit kitą, ar ne? Okay. Kodėlgi ne? Jeigu tik tai yra intencija pas abudu keistis vardan santykių, tikrai kortelės padės 100%. Tai va. Tai mūsų valanda kaip ir baigėsi. Dar turim klausimų, ar ne? Ar matai visus klausimus? Kaip ir klausimų, ne. Tik Rūta pasidžiaugi, kad jo šios vyras irgi pasiklausė kartu mūsų transliacijos. Okay. Klausimų kaip ir neturi, bet apmąstymų vietos apmąstymams yra, kaip pasakyti. Tai va. Tai kaip ir viskas, mano šuniukai jau atėjo mane pasikviesti. Reikia jau. Žiūrėkit, kartais geras sprendimas iš tikrųjų nesaugoti santykių. Jeigu daita liepto galas ir išbandyta tikrai viskas,
tikrai kartais geriau nutraukti, tada galbūt pasiektyrinėti savo baimės, kodėl aš noriu likti auka ar kankinys savo santykiuose ir ko aš bijau, jeigu nesiskiriu tada, kai jie beviltiški ir ten gyvena tik 2 atskiri žmonės, jie neturintys nieko bendro. O kartais verta šitas sąlygas visą žinant, tiesiog patyrinėti save labiau ir išvis domėtis labiau savo psichologiją, ar ne, kaip mes kartais projektuojam į kitą savo visokius trūkumus, savo visokias bėdas, lengviau apkaltydami kitą, neieškodami savyje problemų. Tai jeigu norit, beje, prie to pačio pasakysiu, jeigu norit, tai visada sukurti savo bazinę žinią, suprasti, kaip kiti mąsto, kaip galima padaryti įtaką kitų mąstymui, kaip aplamai komunikuoti efektyviai su kitais žmonėm, o ne tik pagal savo standartinius šablonus. Tai visada pas mus yra mokymai, kurie dabar veikia ir bet kada galima prie mūsų prisijungti šituose mokymus. Aš turiu omenyje neurolinguistinio programavimo praktiko kursą. Jis apie komunikaciją, santykius taip pat labai stipriai. Dar aš kokią temos dalį nepaliečiau, tai kelias minutės sutrukdysiu, ar ne, tai tam tikri tokios strategijos arba scenarijai, kuriuos mes įsinešam į savo šeimą. Labai mėgstu juos tokiais 2 žodžiais įvardinti. Aš dabar juos tik tai suminėsiu, jūs savo tiesiog namų darbą pagalvokit, kiek tai rezonuoja arba susikurkit kokį nors panašų, kaip pas jūs yra. Tai dažnai trukdo tokie dalykai, kaip atsinešam idėją, pasąmoninę, nesąmoningą idėją savo viduje, kad, tarkim, kad aš būčiau stiprus, tu turi būti silpna. Kad aš būčiau teisus, tu turi klysti. Kad aš būčiau atsakingas, tai tu turi būti visiškai neatsakingas žmogus, arba atvirkščiai, kad aš galėčiau būti pastoviai neatsakingas, tu turi prie manęs būti visada atsakingas. Kad aš jausčiausi lyderis, tu turi būti šalia manęs, visada tas auka. Ir va tokie dalykai, kaip tu turi būti neteisi, kad aš būčiau teisus. Visi va tokie scenarijai, jie labai greuna šeimas, jie greuna tokį žaidimą, jie greuna nesąmoningi žaidimai. Savęs pastatymas arba kito pažeminimas arba kito nuvertinimas, vardan to, kad aš pasijausčiau geriau, labai dažnai tiesiog benzino kolonėlį užsipilti kurui. Tai tavo sąlyga, aš patenkinu savo kažkokią tai prasmę. Tai irgi nesantykiai, tai ko priklausomybė savotiškai. Tai čia... Beje, tokie gražūs dalykai, atsiprašau dar, Audronė, tokie gražūs dalykai, kaip tu turi sirgti, kad aš būčiau tavo globėjas arba galėčiau kažkuo rūpytis. Irgi sukuria tam tikrą sąlygą namuose. Galvokit. Bet tuo pačiu aš pykstu, nepatenkintas, kad tu sergi, nors iš tikrųjų man to reikalingas ligonis, kad aš būčiau prasminčiau save, savo empatiją ir mokėjimą globoti. Taip, ir čia būtent tas yra Kartmano trikampis, į kurį labai daug žmonių santykiuose užsiengia. Taip, nebūtinai Kartmano trikampis. Jeigu, tarkim, tu esi ligonis, tam, kad aš galėčiau būti savimi tokia rūpestinga, globėjiška, ten parodanti, kaip aš čia visokia tokia ypatinga, ar ne? Tai norom, nenorom, aš provokuosiu tavo ligas. Ir tai iš nesąmoningos dalies. Su šypsena ir džiaugsmu padarysiu tave ligonį. Tam, kad aš būčiau savo scenarijų. Dabar tai galbūt taip ypatingai keistai kalba, aš už tai nenoriu tų visų detalių atskleisti, bet pabūkit su tą mintį. Lygiai taip, kaip ir tai nebūtinai. Kartmano trikampis tame, bet ne visuose tuose scenarijus. Aš pastebėjau, kad čia tiesiog tarsi dalis to Kartmano trikampio, bet čia gali būti labai specifiška situacija. Taip. Tarkim, tu turi būti niekšas, kad aš būčiau labai gera. Tai vadinasi, aš visapusiškai provokuosiu tavo niekšiškumą, kad kitų akyse aš pasirodyčiau labai gera. Čia ne tik porose, man atrodo, čia tarp brolių, sesių ir visokiuose santykiuose tarp draugų ir tėvų ir vaikų ir panašiai. Čia labai daug. Bet dažniausiai atsigrojama ant to, kuris po ranka ir neturi kur pabėgti. Taip.
Tai va. Tai šiandien tiek. Ačiū, kad kas buvot ir sveiki gyvi visi, kurie paklausysit vėliau. Ir iki pasimatymo. O kas norit mano paslaugų sesijų ar mokymusi pas mane, visada kviečiu. Visada kviečiu ir visada laikas. Laikas tada, kada jums reikia. Ir Ačiū labai tada ir iki. iki. Ačiū, Audronė.